Anonimė kasininkė atskleidė ne tik prekybos tinklų triukus. Nuo moters kliuvo ir valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistams, kurie esą iš parduotuvės dažnai išeina nešini dovanų krepšiais, o patikrinimus atlieka atmestinai. Tačiau higienistai ginasi savo darbą dirbantis sąžiningai. Valstybinė maisto tarnyba tikrina prekybos centrus planiškai, atsižvelgiant į kiekvieno prekybos centro rizikos vertinimą. Ir jeigu prekybos centras priskirtas dideliai rizikai, jis tikrinamas 2 kartus metus, vidutinį 1 kartą metus ir padidintai rizikai tikrinamas dažniau, tai vėl 3-4 kartai metuose. Rizika nustatoma atsižvelgiant į kriterijus, tai visų pirma priklauso nuo buvusių tikrinimo rezultatų, nuo vartotojų skundų, nuo gamybos apimčių, nuo parduodamų produktų rizikos ir kitų aspektų. Prekybos centruose tikrinama viskas, pradedant nuo žaliavų priėmimo, nuo pateikimo, tikrinama ženklinimas, tikrinama produktų parduodamų sauga, temperatūros laikymasi, asmens higienos laikymasi. Visi aspektai yra patvirtintas klausimynas, keliami reikalavimai yra perkelti į klausimyną ir klausimas tiesiog tikrinantis visas užpildomas, kad nebūtų praleisti kažkokie svarbus maisto saugos aspektai. Kiekvieną kartą, norint užtikrinti asortimentą, kad pirkėjas ir 9 ar pusė 10 vakaro atėjęs į parduotuvę rastų prekes lentynose, yra užsakomas pakankamas tų prekių kiekis ir dalis tų prekių lieka neparduota, ypač kalbant apie greito vartojimo produktus, pavyzdžiui, duona ar pienas. Mes negalime nuspėti, kiek kurią dieną bus likę tų produktų neparduota, tačiau, kaip ir minėjau, jeigu tas produktas rytoj galioja paskutinę dieną, jis tiesiog išimamas iš prekybos ir jis atiduodamas labdarai. Mes turime skundų gana nemažai, šiemet maždaug 2200 ir tik tai 33% jų pasitvirtino, taip kad kartais vartotojai skundžiasi nepagrįstai arba turėdami nuoskaudų kažkokių. Tačiau mes tyrime ir anonimiškus skundus ir visus ir žiūrime, ar iš tikro nėra pažeidimų prekybos įmonės. Dažniausiai skundžiasi dėl kokybės, dėl jiems netinkamų skoninių savybių. Kiti pagrįsti sudaro tai tinkamumo vartoti terminai, ženklinimo pažeidimai. Pagrinde vyrauja šie. Jeigu kalbėti apie pasibaigusio galiojimo prekes, tai iš tiesų atsitinka tokiu atveju, kai parduotuvėje yra randamos tokios prekės, tai yra grynai žmogiška klaida, nes parduotuvėje žmonės kiekvieną rytą pereina ir peržiūri visas lentynas ir turi tas prekes laiku, kaip sakyt, išimti arba, tiksliau sakant, besibaigiančio galiojimo jau tada ar akciją daryti, ar dėti nukainuotų prekių skyrių. Tai pasibaigusio galiojimo prekių lentynuose būti negali ir tai iš tikrųjų tam yra skiriamas labai didžiulis dėmesys, kad to išvengti. Tačiau aišku, kaip ir patys sakote, tokiu atveju pasitaiko, kai parduotuvėje yra parduodama 14 000 prekių, vis tiek žmogiškasis faktorius gali suveikti, kad ta prekė yra likusi lentynoje. Tikriname ir gamybos cechus įmonių parduotuvėse. Kiekvienas produktas turi nuo etiketės turėti atsekamumo sistemą. Tai yra žinoma, kaip tas produktas, kada pagamintas, kas gamina, iš kur imta žaliava, kokia žaliava. Ir pagal tos dokumentus atsekame, kaip tas gaminys yra pagamintas iš kiek. Prekybos tinklų atstovai labai dažnai mini žmogiškąjį faktorių, dėl kurio esą ir gali nutikti tokių dalykų, apie kuriuos kalba kasininkė. Tačiau net ir pagauti nusiženginėjantys savo kaltės nepripažįsta net higienistams. Įvairiai teisinsi, dažniausiai teigia, kad tai galo ištekėjo, arba nieko nežinau, arba tyli. Tokie atrodo nekalti prekybos centrų nusižengimai, kuriuos nustato maisto ir veterinarijos tarnyba, vartotojams gali kainuoti gan brangiai. Pavojingiausi yra gyvūninės kilmės produktai, tai yra pienas, mėsa, žuvis, apsinuodimą maistu. Apsinuodimai maistu sunkiausia tada, kada apsinuodimą būtent bakterijų sukeltomis infekcijomis, tai salmoneliozės, leptospirozės, Escherichia coli. Taip pat galima, kada susidaro cheminiai
junginiai, tai yra toksinai ir gali būti maisto intoksikacijos. Cheminės medžiagos gali būti tiesiog per didelis kiekis nitratų, per daug pesticidų ar kažkokių kitų cheminių medžiagų, dioksinų ir panašiai, o mikrobinės užterštumas tai kada gendant dauginasi sparčiai bakterijos ir jos žmonėms patekusius didelis kiekis sukelia ligas, tai yra pykinimas, vėmimas, viduriavimas ir pilvo skausmai, jeigu užkrečiamas kaip salmonelės, tai karščiavimas ir panašiai. Koks skirtumas? Jeigu nuplovė tą seną majonezą ir užpylė lygiai tokio pat nuodingo naujo majonezą. Tai koks skirtumas tarp tų nuodų? Ar seni nuodai ar nauji nuodai? Nuodai yra nuodai.